Šiaip džiaugiuosi, kad pirmas blynas neprisvilo. Aišku, yra labai daug taisytinų dalykų, net neklausit kokių, pilna jų visuose kampuose. Bet tai yra pirmos rungtynės, tai yra rungtynės prieš stiprų varžovą. Ir galvoju, pirmos rungtynės nusisekė tiek Lietuvos rinktiniai, tiek Klaipėdai, tiek žiūrovam, tiek visiems. Klausimai, prašom. Pirmajame kėlinyje praeitą tikrųjų daug taškų, kas pasikeitė vėliau. Matot, mes turim daug naujų veidų ir pirmiausia reikia susitvarkyti su psichologija, apsiprasti su aikštele, su publika, su varžovai, su visko, nėra taip paprasta. Ten jūs sakėt taisytinų dalykų daug, o kas labiausiai nudžiugino šios rungtynės? Nudžiugino, kad kovėmės vyriškai, kad nepralaimėjom lentos tokiai stipriai galingai komandai, turinčiai tvirtus vyrus po krepšiu. Gal kažkiek tai jaudino tai, kad pirmoji pusėje daugiau išmetėm tritaškių negu dvitaškių. Bet tam reikėtų dar aišku įtraukti tą skaičių, kur jie mus baudavo, mes metėm baudas, to nepažymėta. Paskui tas kažkiek pasitaisė, pagerėjo, mes tą būtent akcentavom, galvoju, kad su Jono atvykimu tai dar pasikeis labiau. Tie dalykai. Šiandien 5 žaidėjai debutavo, ar jautėsi, kad kažkas iš jų labiau jaudinasi negu kiti? Visi jaudinasi, tai yra normalu, tai yra žmoniška, bet su kiekvienom rungtynėm tą jaudulį reikia įveikti, kuo greičiau įveiksi, kuo geriau įveiksi, tuo būsi geresnis žaidėjas. Jeigu tave jaudulys kamos visas rungtynės, tai sunku bus su tuo susitvarkyti. Trenerių rungtynių pabaigoje solidžiai sužaidė Domantas Sabonis. Ką manote apie jo žaidimą? Jauniausias komandos žaidėjas, aš galvojau, kad jeigu jis netrukdys per treniruotės, jau bus pasiekimas, bet jis ne tik netrukdė, bet ir padėjo ir gana solidžiai atrodė. Netgi galvojau, kad šiandieną jis neatskleidė dar pilno savo vaizdą, laukiu iš jo daugiau, taip kad teigiamai tik tai.